Leidykla Tyto Alba ir Audioteka LT pristato Čarlio Donlio audio knygą Tobula žmogžudystė. Iš anglų kalbos vertė Vytautas Petrukaitis. Įgarsino Paulius Čižinauskas. Leidykla Tyto Alba. Audioteka LT. 2025 metai. Visos teisės saugomos. Išradus gimsta pažanga. Išradus iš naujo gimsta laisvė. Anonimas. Katskilio kalnai. 2001 metų Liepos 15 diena. 2 mėnesiai iki rugsėjo 11-osios. Ore dvelkė mirtimi. Jis užuodė ją vos pralindęs pro nusikaltimo vietą žyminčią juostą ir įžengęs į veją priešais didingą rūmą. Katskilio kalnai dunksojo virš stogų linijos ankstyvo rytmečio saulei metant į kiemą medžių šešėlius. Vėjelis atsirito nuo priekalnių, nešdamas irimo dvoką, ir šiam pasiekus šnervės viršutinė jo lūpa trūktelėjo. Mirties kvapas sukėlė didžiulį jaudulį. Jis to tikėjosi, nes tai buvo pirmoji jo, ką tik iškepto žmogžudysčių detektyvo byla, o ne kažkokia iškreipta manija, kuria jis nežinojo pasižymintis. Uniformuotas policijos pareigūnas nusivedė jį veja, paskui aplink į sklypo galą. Ten jis pamatė smarvės šaltinį. Auka nuoga kabojo nuo 2 aukšto balkono, akių lygyje tabaluojančiomis kojomis, o balta virvė aplink kaklą pakreipė jo galvą į lūžęs pagaliukas ledinuką. Detektyvas pakėlė akis į terasą. Virvė buvo nutysusi virš turėklų, įtempta, vos išlaikanti lavono svorį. Ji dingo už įstiklintų durų, vedančių, kaip jis spėjo, į miegamąjį. Detektyvo manymu, auka veikiausiai siūbavo didžiąją nakties dalį, o dabar nesėkmingai atsisuko veidu į namą. Nesėkmingai, nes eidamas veja sklypo gale, detektyvas pirmiausia pamatė nuogus vyriškio sėdmenis. Priėjęs prie lavono pastebėjo rimbų žymes, dengiančias vyro dešinįjį žandą ir šlaunies viršų. Sumušimai švietė neryškia alyvų spalva, melsvai violetinės negyvėlio odos fone. Detektyvas įsitraukė iš priekinės švarko kišenės lateksinės pirštinės ir jas susimovė. Nedaug trūko, kad sustingęs lavonas sprogtų. Galūnės atrodė prikimštos tešlos. Rankos už nugaros buvo surištos virvės ryšulių ir neleido joms ištinusioms ir sustabarėjusioms įsiskėsti į šalis. Jei perpjausi šią virvę, įsivaizdavo detektyvas, vyrukas subliukš kaip kaliausė. Jis rankos mostu pasišaukė nusikaltimo vietos fotografą, laukiantį vejos pakraštyje. Pradėk. Klausau, ponė, atsakė fotografas. Kriminologų komanda jau apėjo valdą, fotografavo ir filmavo, fiksuodama viską nusikaltimo vietoje kaip dokumentaciją prieš. Antrą kartą apeis po pradinės detektyvo apžiūros. Fotografas pakėlė aparatą ir pažiūrėjo pro vaizdo ieškiklį. Tai kokių kyla pirminių minčių? Paklausė fotografas aparato užraktui be reikalo spraksint, kai iš eilės darė kelis kadrus. Kažkas surišo tą vyruką ir išmetė per balkoną? Detektyvas pakėlė akis į 2 aukštą. Galbūt. Arba prisirišo pats ir nušoko. Fotografas nustojo maigęs mygtuką ir lėtai atitraukė veidą nuo aparato. Nutinka dažniau, negu gali pamanyti, paaiškino detektyvas. Tuomet, jeigu kyla abejonių, nebegali įsigelbėti. Detektyvas parodė į negyvėlio veidą. Padaryk keletą to kaiščio burnoje kadrų. Fotografas prisimerkęs priartėjo prie lavono ir pažvelgė numirėliui į burną. Ar čia guminis kaištis? Toks, kokį naudojo sadomazochistai? Jis, aišku, derėtų prie tų rimbo kirčių žymių ant jo šiknos. Lipu į viršų pasižiūrėti, kodėl tas vyrukas nenukrenta. Be lateksinių pirštinių, dengiančių detektyvo rankas, dabar jam įeinant į miegamąjį, batai buvo apmauti plastikiniais antbačiais. Balkono durys atsidarė į vidų, tad kambaryje dabar pūtė tas pats vėjelis, kuris neseniai pripildė jam šnervės mirties tvaiko. Gaižus dvokas buvo mažiau juntamas čia, aukštu virš tos vietos, kur ryto ore tvyrojo mirtis. Atsistojęs tarpduryje jis apsidairė. Čia akivaizdžiai buvo šeimininkų apartamentai. Skliautuotos lubos buvo 6 metrų aukščio.
Kambario viduryje stovėjo milžiniška lova su baldakimu, su naktiniais staleliais iš abiejų pusių. Prie tolimosios sienos šliejosi komoda. Jos veidrodis atspindėjo jam jo paties atvaizdą. Pro atdaras balkono duris balta virvė, atvinguriavusi nuo turėklo, liemens aukštyje ėjo per kambarį į drabužių spintą. Jis žengė į miegamąjį palei įtemptą virvę. Spinta buvo be durų, tik su arkos pavidalo anga įeiti. Priėjęs pamatė erdvę žmogaus ūgio spintą su tvarkingai ant 10 vienodų pakabų kabančiais drabužiais. Galinę sieną dengė iš storų pušinių lentų sukalti skyreliai su batais. Prie tos sienos dar stovėjo kokio 1,5 metro aukščio juodas seifas, tikriausiai sveriantis beveik toną. Virvės galas įmantriu mazgu buvo pririštas prie vienos iš seifo kojų. Detektyvas žinojo, kad kitas galas pritvirtintas vyrui prie kaklo. Nesvarbu, vyriškis nušoko nuo balkono ar buvo nustumtas, seifas savo darbą padarė. 4 seifo kojos ant kilimo stovėjo kaip stovėję. Tai rodė, kad vyro kūno svoris nė per pirštą seifo nepajudino. Ant grindų prie seifo gulėjo didelis virtuvinis peilis. Rytmečio saulė liejusi pro balkono duris į tą aukštą spintą, tapydama detektyvo siluetą ant grindų ir tolimosios sienos. Jis įsitraukė iš kišenės žibintuvėlį ir pašvietęs į kilimą pamatė plaušelius šalia peilio. Pasilenkęs apžiūrėjo juos ryškioje žibintuvėlio šviesoje. Matyt, tai buvo nailono šerpetos nuo virvės pjūvio vietos. Tarp kilimo plaušelių telkšojo kraujo balutė. Porą lašelių užtiško ir ant peilio kriaunų. Jis padėjo geltoną trikampio formos įkalčių žymeklį ant kraujo ir plaušelių, kitą šalia peilio. Apsisukęs išėjo iš spintos ir pastebėjo apytuštę vyno taurę ant naktinio stalelio. Stengdamasis jos nepaliesti, padėjo dar vieną geltoną įkalčių žymeklį šalia jos. Taurės kraštas buvo ištepliotas lūpdažiu. Peržengęs įtemptą virvę ir praėjęs pro komodą su veidrodžiu, įėjo į vonios kambarį. Lėtai apsidairęs nepamatė nieko, kas būtų ne vietoje. Netrukus čia ateis kriminalistai su luminoliu ir ultravioletiniais žibintais. Kol kas detektyvą domino pirmas vonios kambario įspūdis. Unitazo dangtis buvo pakeltas, bet sėdynė nuleista ir sausa. Vanduo unitaze buvo geltonas. Užuodęs gaižų šlapimo dvoką, nukreipė akis į unitazą. Kažkas pasinaudojo juo, bet nenuleido vandens. Vienišas tualetinio popieriaus lapelis plūduriavo unitaze. Ant unitazo atsirado dar vienas geltonas žymeklis. Jis žengė iš vonios kambario į miegamąjį ir dar kartą jį apžvelgė. Paskui virvę įsekė į balkoną ir pažiūrėjo žemyn į negyvelį, kabantį kitame jos gale. Tolumoje Katskilio kalnus gaubė ankstaus ryto rūkas. Šiame name gyveno labai turtingas žmogus ir detektyvas buvo kruopščiai parinktas išsiaiškinti, kas jam nutiko. Vos per kelias minutes jis pastebėjo kraujo pėdsakus, pirštų atspaudus ant vyno taurės ir šlapimą, tikėtina žudiko. Tuo metu jis nenumanė, kad visa tai bus susieta su moterimi vardu Victoria Ford. Ir detektyvas negalėjo nuspėti, kad vos po 2 mėnesių, kai tik visi įkalčiai bus tvarkingai sudėlioti ir nuosprendis beveik neišvengiamas, keleiviniai lėktuvai American Airlines 11 skrydžio ir United Airlines 175 riešis į pasaulio prekybos centro dangoraižius Dvynius. Saulėtą mėlyno dangaus rytą žus 3000 vyrų ir moterų, o detektyvo byla nueis perniek. Žemutinis Manhatanas. 2001 metų rugsėjo 11 diena. Rytas buvo šviesus, be debesų, dangus mėlynas, kiek akis užmato. Bet kurią kitą dieną Victoria Ford būtų laikiusi jį gražiu, bet šiandien ji nepastebėjo vėsaus ryto oro ir vaiskaus švaraus dangaus. Ištiko siaubinga nelaimė ir šiandien ji grūmėsi dėl savo gyvybės. Jau keletą pastarųjų savaičių. Metro atvažiavusi iš Bruklino, ji požeminiais laiptais išlipo į skaistų rytą. Vis dar buvo ankstus metas, žmonių gatvėse ne taip gausu kaip įprastai. Buvo pirma pamokų diena ir daug tėvų nevažiavo į darbą. Atvežę vaikus į mokyklą darė pirmos dienos nuotraukas.
Viktorija pasinaudojo tuo, kad šaligatviai buvo tušti ir sparčiu žingsniu ėjo per finansinį rajoną į savo advokato kontorą. Prasibrovusi pro vestibiulio duris įlipo į liftą. Šis per 45 sekundės pakėlė ją į 78 aukštą. Ten kitu liftu ji pasikėlė dar per porą aukštų ir įėjo pro kontoros duris. Dar po valandėlės sėdėjo priešai savo advokato stalą. Be užuolankų, pasakė Romanas Mančesteris vos Viktorijai atsisėdus. Tik taip aš pranešu naujienas. Viktorija linktelėjo galvą. Romanas Mančesteris buvo vienas garsiausių šalies gynėjų ir vienas iš brangiausių. Bet dabar, kai reikalai velniškai nesisekė, Viktorija nusprendė, kad Mančesteris jai geriausiai išeitis. Aukštas, su tamsių plaukų kupeta, jis kėlė Viktorijai siurrealistinį įspūdį dabar, kai jis poksojo į šį vyriškį prisimindama daugybę kartų mačiusi jį per televiziją, atsakinėjantį į reporterių klausimus arba rengiantį spaudos konferenciją ir tvirtinantį, esą jo klientas nekaltas. Jos pavardė netrukus atsidurs šalia kitų vyrų ir moterų, kuriuos gynė Romanas Mančesteris. Bet jeigu tai reiškia, kad Viktorija išvengs teismo nuosprendžio ir kalėjimo, ji buvo nieko prieš. Ji nuo pat pradžios žinojo, kad taip ir bus. Vakar su manim susisiekė apygardos prokurorė ir pranešė, kad sušaukta didžioji žiuri. Ką tai reiškia, paklausė Viktorija. Trumpai tariant, veikiausiai šią savaitę 23 privatiems prisiekusiesiems bus pateikti visi įrodymai turimi prieš tave. Man nebus leidžiama dalyvauti. Procesiniai veiksmai vyks už uždarų durų. Apygardos prokurorė nebando įrodyti kaltės be pagristos abejonės. Jos tikslas parodyti prisiekusiesiems, kad iki šiol jos turimi įrodymai pakankami kaltinamai išvadai pagrysti. Viktorija linktelėjo galvą. Mudu su tavim tai jau aptarėme, bet aš greitosiomis peržvelgsiu bylą prieš tave. Įkalčiai labai rimti. Tavo pirštų atspaudai, DNR, išgauta iš kraujo pėdsakų, ir šlapimas rasti nusikaltimo vietoje. Visa tai atrodo nenuginčijama, nes tyrėjai gavę kratos orderius savo darbą atliko nuodugniai. Virvė ant aukos kaklo tokia pat, kokią tyrėjai rado tavo automobilyje. Esama kitų, mažiau svarbių daiktinių įrodymų, šalia gausių netiesioginių, kurie bus pateikti prisiekusiesiems. Nejaugi negalite jų užginčyti. Tai būtų mano gynybos dalis. Ginsiu tave tik ne prieš prisiekusiusius. Mes sublizgėsime, kai byla atsidurs teisme, o iki to laukia milžiniškas darbas. Man pavyks užginčyti daug netiesioginių įrodymų, bet kalbant atvirai, turimi įkalčiai bus sunkiai įveikiama kliūtis. Jau sakiau jums, tarė Viktorija, nebuvau tame name tą naktį, kai mirė Cameronas. Negaliu paaiškinti, kaip ten atsirado mano kraujo ir šlapimo. Čia jūsų užduotis. Argi ne už tai jums moku? Ateis laikas, kai pamatysiu įkalčius ir iš visų jėgų jų griebsiuosi, bet kol kas tas laikas neatėjo. Kol kas tikiuosi, kad prisiekusieji pasisakys už kaltinamąją išvadą. Kada? Šią savaitę. Viktorija papurtė galvą. Ką turėčiau daryti? Pirmiausia, suskaičiuoti, kiek pinigų turi ir kiek dar gali gauti iš draugų ir giminaičių. Jų tau reikės užstatai. Kiek? Sunku pasakyti tikslę sumą. Aš argumentuosiu tuo, kad iki šiol nebuvai padariusi jokio nusikaltimo ir nėra pavojaus, jog pabėgsi. Bet apygardos prokurorė įtikinėja, kad įvykdai tyčinę žmogžudystę ir vien dėl šio kaltinimo būta precedentų užstato klausimų. Mažiausiai $1 000 000, galimas daiktas daugiau. Be to mano avanso honoraro likutis. Viktorija žvelgė pro savo advokato kontoros langą į Niujorko pastatus. Mintise sudarė savo lėšų sąrašą. Ji turėjo kiek daugiau nei $10 000 bendroje su vyru taupomojoje sąskaitoje. Iš savo investicijų įspaustų dar 80 000, nors tikriausiai tektų aršiai peštis dėl kiekvieno cento, nes sąskaita jų abiejų pavardėmis. Juodu nesikalbėjo nuo tada, kai per tyrimą iškilo aikštėn jos romano smulkmenos. Ji žinojo, kad tai neišvengiama. Žiniasklaida džiūgavo dėl kiekvienos nešvankios smulkmenos ir plačiai jas apskelbė. Netrukus jos vyras įsikraustė. Ji galėtų pasiskolinti 100 000 iš savo pensijos fondo. 5-ženklę sumą galėtų gauti paėmusi paskolą ir įkeitusi kaip užstatą namą,
bet viską sudėjus jai vis tiek gerokai trūktų. Galėtų prašyti tėvų ir sesers, bet Viktorija žinojo, kad daug jie nesukrapštytų. Geriausia Viktorijos draugė turėjo krūvą pinigų. Natalijai Redcliffe $1 nebūtų fantastiška suma. Viktorijai tai buvo vienintelė išeitis. Supratus, kokia kebli padėtis, jai pakumpo pečiai, akise sužvilgo ašaros. Reikalai neturėjo šitaip susiklostyti. Vos prieš porą mėnesių juodu su Cameronu jautėsi laimingi, planavo ateitį kartu. Bet tada viskas pasikeitė. Nėštumas, abortas ir viskas po to. Pavydas ir neapykanta. Viskas nutiko taip greitai, kad Viktorija vos spėjo sugromuliuoti. O dabar ją kankino košmaras. Ji nematė jokios išeities. Ji atitraukė žvilgsnį nuo lango ir pažvelgė į savo advokatą. Kas bus, jeigu aš negausiu tiek pinigų? Romanas Mančesteris sučiaupė lūpas, paėmė kavos puodelį, lėtai gurkštelėjo, paskui atsargiai padėjo jį atgal ant savo stalo. Manau, tau reiktų rasti būdą, kaip tuos pinigus gauti. Ties to ir baikime. Kur kas lengviau bus veiksmingai gintis, jeigu iki teismo nesėdėsi kalėjime. Nesakau, kad neįmanoma, tiesiog lengviau. Viktorijai ėmė svaigti galva. Ji net girdėjo, kaip joje dūzgė, virpa. Įsivaizdavo, kad jos smegenų neuronai stengiasi suvokti padėties sunkumą, bet paskui suprato, kad tai kažkas kita. Virpesys buvo tikras, vis garsesnis. Nuo jo barškėjo jos kėdė ir drebėjo stalas. Jį lydintis tolimo dūzgimo garsas peraugo į kaukiantį zvimbimą. Staiga kažkoks daiktas perrėžė jos regos lauko kraštą ir pranyko jai nespėjus nukreipti žvilgsnio į langą. Tada jos advokato kontora susiūbavo, sulingavo. Paveikslai nukrito nuo sienos, stiklas subirėjo kaip tik tuo metu, kai jai ausis perdrėskė sprogimo garsai. Šviesos subliksėjo, ant Viktorijos pasipylė lubų plytelis. Už langų pradingo mėlynas dangus, kuris buvo matomas vos prieš akimirką. Jo vietoje atsirado juodų dūmų siena, ištrynusi skaisčią rytmečio saulę. Tie patys dūmai spiralėmis veržėsi pro ventiliacijos angas, šnervės jai užkimšo grėsmingas smarvė. Kvapą jį pažino, bet ne tuoj pat suvokė, iš kur jis. Tai buvo lyg ir benzino kvapas, bet ne visiškai. Manhatanas, Niujorko valstija. Po 20 metų. Niujorko medicinos eksperto biuras buvo įsikūręs niekuo neįsiskiriančiame 6 aukštų baltų plytų pastate Kipsbėjuje tarp rytų 26 gatvės ir 1 aveniu. Jeigu biuras būtų užėmęs 2 viršutinius aukštus, iš jo būtų atsivėręs vaizdas į rytų upę ir šiaurinį Bruklino pakraštį. Tačiau viršutiniai aukštai buvo skirti ne mokslininkams ir gydytojams, kurie klajojo po pastatą. Ten buvo sumontuotos vandens ir oro valymo sistemos. Pasaulio didžiausioje kriminalistinėje laboratorijoje cirkuliavo švarus, grynas ir sausas oras. Itin sausas. Mat drėgmė kenkė DNR, o DNR nustatymas buvo viena stipriųjų laboratorijos pusių. Šaltame, drėgname Rūsyje buvo kaulų apdorojimo laboratorija. Technikas atidarė hermetišką kriogeninio rezervuaro tarpiklį ir išleido į orą skysto azoto garus. Techniko rankas saugojo 3 lateksinių pirštinių sluoksniai, veidą plastikinis skydelis. Jis nuleido žnyplės į rezervuarą ir ištraukė iš garų mėgintuvėlį. Jame buvo balti milteliai, vos prieš keletą minučių mažytė kaulo nuolauža. Kaulas buvo užšaldytas skystame azote, paskui smarkiai supurtytas neperšaunamame mėgintuvėlyje. Po šio veiksmo pradinis kaulo mėginys virto milteliais. Šis metodas leido mokslininkams pasiekti giliausią kaulo dalį, šitaip padidindamas galimybę gauti tinkamą naudoti DNR. Koncepcija buvo stebėtinai paprasta ir sukurta 2 esminių fizikos idėjų pagrindų – judėjimo dėsnių ir termodinamika. Jeigu mestum obuolį į sieną, jis suskiltų į daugybę gabaliukų. Bet jeigu tą obuolį pirmą užšaldytum skystame azote, o tada mestum į sieną, jis subirėtų į milijonus gabaliukų. Kai reikia išgauti kaulo DNR, į kuo daugiau gabalėlių galima suskaidyti kaulą, tuo geriau. Taigi, kuo smulkesni milteliai, tuo geriau. Technikas padėjo mėgintuvėlį su kaulų milteliais ant lentynos šalia geros 10 kitų.
Azoto garams vis dar spirale kylant iš naujausio mėgintuvėlio, jis panardino švirkštą į skysčio menzūrą, įsiurbė 10 kubinių centimetrų ir ekstrakcijos produktus pridėjo prie kaulo miltelių. Kitą dieną mėgintuvėliai prisipildys ne kaulo miltelių, o rausvo skysčio. Iš jo bus išgautas genetinis kodas. 23 skaičių seka, unikali kiekvienam planetos žmogui. Tai jų DNR profilis. Kambaryje greta kaulo apdorojimo laboratorijos visas 4 sienas juosė ištisiniai kompiuterių virtinė. Čia mokslininkai imdavo DNR profilius išgautus iš pradinių kaulo nuolaužų ir mėgindavo juos palyginti su profiliais saugomais jungtinėje DNR indeksų sistemos duomenų bazėje, žinomoje CODIS pavadinimu. Tačiau ne šią nacionalinę duomenų bazę FTB naudojo, aiškindamasi, ar DNR profiliai surinkti nusikaltimų vietose nesutampa su anksčiau nuteistų nusikaltėlių profiliais. Duomenų bankas, tikrinamas šiuo atveju, buvo atskiras archyvas DNR profilių gautų iš rugsėjo 11-osios aukų, kurių tapatybė niekada nebuvo nustatyta sugriuvus 2 dangoraižiams giminių. Gregas Nortonas 3 metus dirbo vyriausiojo medicinos eksperto biure. Didumą to laiko jis praleido kompiuterių laboratorijoje. Kas rytą jį pasitikdavo šūsnis DNR profilių, neseniai gautų iš kaulų nuolaužų, rastų bokštų dvynių griuvėsiuose. Jis įvesdavo kiekvieną seką į CODIS duomenų bazę ir ieškodavo atitikmenų. Per 3 darbo metus nerado nė vieno atitikmens. Bet šįryt, geriant antrą puodelį kavos ir baksnojant klaviatūrą, ekrano apačioje sumirksėjo indikatoriaus lemputė. Žalia? Raudona švieselė reiškia, kad atitikmenų nerasta, ir Gregas taip priprato prie nesėkmių, kad nieko kito nei nesitikėjo. Per visą darbo vyriausiojo medicinos eksperto biure laikotarpį jis nė karto nebuvo matęs žalios lemputės. Jis pustelėjo piktogramą ir ekrane pasirodė 2 DNR profiliai. Balti skaičiai juodame fone. Jie buvo identiški. Klausyk, viršininke, tarė jis atsargiai, nenuleisdamas akių nuo 23 skaičių sekos priešais, kad įsitikintų, jog jie nepasikeis. Kas nutiko? Paklausė daktaras Trudo, maigydamas klaviatūrą kitoje kambario pusėje. Arturas Trudo, teismo medicinos biologijos skyriaus vadovas, buvo atsakingas už masinių aukų palaikų iš visos Niujorko valstijos identifikavimą. Beveik 20 metų jam buvo patikėta užduotis identifikuoti visus mėginius surinktus iš žuvusiųjų per išpuolį prieš pasaulio prekybos centrą. Turim atitikmenį. Trudo liovėsi barškinęs klaviatūrą ir lėtai nužvelgė Grego Nortono darbo vietą. Pakartok. Technikas linktelėjo galvą ir nusišypsojo, toliau spoksodamas į skaičius ekrane. Turim atitikmenį. Velniai rautų. Turim atitikmenį. Daktaras Trudo atsistojo nuo savo stalo ir perėjo per laboratoriją. Ligonis? 11450. Trudo priėjo prie kompiuterizuotos darbo vietos, prisitraukė klaviatūrą ir surinko skaičius. Kas ten? Paklausė Gregas. Kiti technikai, išgirdę naujieną apie patvirtintą atitikmenį, susirinko aplinkui. Trudo spoksojo į ekraną ir mažą smėlio laikrodį, kuris sukosi, kol kompiuteris vykdė paiešką. Galop ekrane pasirodė pavardė. Victoria Ford, tarė jis. Kas artimiausia giminė? Paklausė Gregas. Trudo papurtė galvą. Tėvai, bet jie mirė. Nurodyti kokie nors kiti kontaktiniai asmenys? Taip, slinkdama žemyn lapu atsakė Trudo. Sesuo, nurodytas adresas Niujorko valstijoje. Norit, kad paskambinčiau? Ne, dėl visą piktą patikrinkim dar kartą. Nuo pradžios iki galo. Jei ir vėl ras atitikmenį, aš jai paskambinsiu. Pirmas atitikmuo per kiek laiko, viršininkė? Daktaras Trudo pažiūrėjo į jaunąjį techniką. Per daugybę metų. Paleisk paiešką dar kartą. Pirma dalis. Klasta. Pirmas skyrius. Los Andželas, Kalifornija. Penktadienis. 2021 metų gegužės 14 diena. Avery Mason nesivaikė šlovės.
Praeitie likus visoms kapinėms paslapčių, jai mažiausiai reikėjo šlovės. Vis dėlto ši ją aplankė. Į klausimą, ar atsitiktinai ar sąmoningai, galėjo atsakyti tik psichiatras. Tam reikėtų panerti giliai į jos audringus brendimo metus, ištirti sudėtingus santykius su tėvu, nuoširdžiai pasirausti po sielą ir daug ką apmastyti. Bet visiems šiems dalykams Eiveriai neturėjo laiko. Mat, kad ir kaip šlovė ateitų, Eiveri puikiai žinojo, kad ji pasirodo kaip milžiniška banga atsiritanti į krantą. Tu arba ją pasikinkai, arba leidi jai tave paskandinti. Ji nusprendė ją pasikinkyti ir padarė tai įspūdingai. Eiveri Mason buvo 32, jauniausia moteris kada nors vedusi Amerikos įvykius, populiariausia, žiūrimiausių laikų rodoma televizijos žinių laida. Į reitingų viršūnes jį užkopė neįtikėtinai, statistiškai negirdėtų būdu ir taip, kaip Eiveri pati niekada nesitikėjo. Makas Carteris buvo populiarus Amerikos įvykių laidos vedėjas, daug metų ją vedęs. Jo mirtis pernai vykdant užduotį, nušviečiant žudynes Westmonto privačioje parengiamojoje mokykloje, sudrebino televizijos žinių pramonę. Be to atlaisvino vietą Amerikos įvykių viršūnėje. Apimta panikos vadovybė pasikvietė Eiverę pakeisti garsenybę, kol pavyks rasti nuolatinį vedėją. Dažnai prie laidos kūrimo prisidėdavusios Eiverės siužetai nuolat pelnydavo aukštus reitingus. Tokius aukštus, kad ji buvo paskirta pirmą antrąją vedėją spalvingoje laidos istorijoje. Kai mirė Makas Carteris, Eiverė ėjo tas pareigas lygiai mėnesį. Įmesta į ryškiausią dėmesio centrą, daugam tikintis, kad ją ištiks nesėkmė, Eiveri Mason ėmėsi pagrindinės laidos vedėjos vaidmens praėjusį rudenį ir nuvylė aibę žmonių. Amerikos įvykiai ne tik išliko reitingų viršūnėje, bet jos žiūrovų pagausėjo 5. Kritikai aiškino jos sėkmę laimingų liguisto smalsumo atsitiktinumu. Žiūrovai ją suprato, kritikai ginčijosi. Pasižiūrėsime, kaip ši nepatyrusi moteris dorosis su nepakeliamu spaudimu, patirimu atsidūrus vienos iš Amerikos mylimiausių, seniausiai transliuojamų televizijos naujienų laidų vedėjos kailyje. Jų argumentų bėda buvo ta, kad Eiverės reitingai niekada nemažėjo. Augančiam jos populiarumui tikrai nepakenkė, kad buvo jauna ir patraukli. Ir Eiverė pripažino, kad savo išvaizdą ji pritraukė nemažai vyriškosios lyties žiūrovų, kurių šiaip nedomintų naujienų laida. Tačiau jos sėkmės laidas buvo ne jos grožis, bet jos talentas, jos žavesys ir jos laidų turinys, dėl kurio jos reitingai išliko neregėtoje aukštumoje. Nepakenkė ir gausūs atsiliepimai žiniasklaidoje. Per pastaruosius 12 mėnesių jos atvaizdas puošė pramoginių žurnalų viršelius. Ji davė aibę interviu, dalyvavo daugybėje fotosesijų. Įvykių žurnalas skyrė jai 3 dalių straipsnių ciklą, atskleidžiantį jos įgimtus gebėjimus priešais kameras ir kaip ji iškilo į kabelinės televizijos viršūnės. Vis dėlto, nepaisant viso to, jai kažkaip pavyko išsaugoti paslaptyje savo praeitį. Labiausiai Eiveriai sekėsi tikri nusikaltimai. Rasti neatskleistą paslaptį ir ją išgvildenti savo žiūrovams taip, kad juos sužavėtų ir nebepaleistų. Ji išgarsėjo tamsiais, aštriais įsiveržimais į kai kuriuos bjauriausius šalies nusikaltimus. Tačiau norėdama atsverti nelemtus nusikaltimus, kuriuos nagrinėdavo, Eiverė pasakojo ir istorijas, kaip žmonės išsigelbėdavo ir neprarasdavo vilties. Dėl šių pasakojimų apie stebuklus ir kaip niekada nereikia nuleisti rankų, žmonės vis įsijungdavo jos laidą. Nepraeidavo nė savaitė, kad Eiveriai nepavaizduotų ko nors iš Amerikos vidurio tikro gyvenimo. Pavyzdžiui, apie Kelly Rosenstein, moterį, kuri su savo mini furgonu paniro į velnio vartų tvenkinį Pasadenoje, kai girtas vairuotojas privertė ją nulėkti nuo kelio. Nepalaužiama 4 vaikų motina net tik įstengė ištrūkti iš nugrimzdusios mašinos, bet ir stebuklingai išgelbėjo savo vaikus. Eiverė paėmė interviu iš šios moters praėjus savaitei po šio nelaimingo atsitikimo. Kaip šiai rūpestingai mamytei pavyko įsigelbėti, kai kasmet net 600 žmonių žūsta paskendus transporto priemoniai? Atsakymas paprastas. Prieš daug metų Makas Carteris parodė geriausią būdą ištrūkti iš automobilio jam nugrimzdus į ežero dugną. Kelly Rosenstein žiūrėjo šią laidą ir prisiminė, ką mačiusi.
Be galo sujaudinta šios istorijos, Avery nusprendė susirasti seną vaizdo įrašą. Štai kodėl šią popietę ji prisisegusi diržu sėdėjo prie mini furgono vairo vidurinės mokyklos vandens sporto centre, televizijos komandai pasiruošus filmuoti veiksmą. O šiandien jis bus toks. Milžiniškas kranas pakels furgoną virš baseino, jį paleis ir furgonas su Avery nugrims į dugną. Po vandeniu išdėstytos kameros užfiksuos Averys pastangas ištrūkti iš nugrimzdusio furgono. Be jokios abejonės ar gėdos, ji buvo mirtinai persigandusi. Avery žinojo, kad Amerika mylėjo Maką Carterį už jo atliekamus pavojingus triukus ir nesugalvojo geresnio būdo užbaigti savo Amerikos įvykių vedėjos pirmą sezoną, kaip atiduodama duoklę pirmtakui. Šiandienos filmavimas buvo jos iniciacija. Tai bus paskutinė jos laida prieš kasmetines vasaros atostogas. O ši vasara neabejotinai bus sunkiausia jos gyvenime. Jis stebėjo iš New Yorko atėjusią jos manimų perspektyvę žinią. Naudojant daug žadančią naują DNR technologiją, ką tik buvo nustatyta tapatybė palaikų moters, žuvusios per rugsėjo 11-osios išpuolius prieš pasaulio prekybos centrą. Ir Avery norėjo galimybės papasakoti šią istoriją. Jeigu šiandienos triukas pavyks, ji keliaus į New Yorką tikrinti kelių versijų. Bent jau tokia buvo jos istorija. Jos manimų tobula priedanga. Antras skyrius. Los Andželas, Kalifornija. Penktadienis, 2021 m. gegužės 14 diena. Hondos mini furgonas stovėjo ant hidraulinio keltuvo prie Los Andželo vidurinės mokyklos baseino. Avery pasirinko markę ir modelį, nes jie buvo mėgstami vidurinės klasės. Mini furgonas buvo tarp dažniausiai vairuojamų Jungtinėse valstijose transporto priemonių. Gal būtų įdomu stebėti, kaip $60,000 kainuojantis BMW nuskęsta vidurinės mokyklos baseine. Bet kur kas geriau parodyti namisėdoms motinoms, kaip ištrūkti iš skęstančio eilinio automobilio. Avery trečią kartą per mažiau negu minutę patikrino, ar gerai užsegtas saugos diržas. Jos vykdomoji prodiuserė Kristina Swanson įkišo galvą pro šoninį vairuotojo langelį. Viskas gerai? Paklausė. Avery linktelėjo galvą. Dar kartą parodyk man ženklą nutraukiam, tarė Kristina. Avery 4 dešinės rankos pirštais perbraukė pirmyn atgal savo priešais gerklę. Jeigu pultum į paniką ar tiesiog negalėtum prisiminti, ką daryti, parodyk ženklą nutraukiam ir narai ištrauks tave per 10 sekundžių, supratai? Avery linktelėjo galvą. Balsu, Avery, man reikia išgirsti tavo balsą. Taip, Kristina, rupus miltai, aš supratau, pradėkim. Netrukus nugramzdinsim tave ir mašiną, kurioje sėdi į baseino dugną, ramiai tarė Kristina, stengdamasi nuslopinti akimirkos paniką. Noriu įsitikinti, kad sugebi blaiviai mąstyti. Žinoma, sugebu blaiviai mąstyti, Kris, antraip to nedaryčiau. O jeigu greitai to nepadarysime, mano drąsa išgaruos. Taigi pradėkime šį spektaklį. Kristina linktelėjo galvą. Gerai, tau pavyks. Kristina atatupsta atsitraukė nuo mini furgono, susikišo pirštus į burną ir sušvilpė. Kurtinantis garsas aidu atsimušė nuo milžiniško vandens centro sienų. Pradedam. Įsijungus krano hidraulikai ir pametėjusi viršų platformą ir ant jos stovinti mini furgoną, dengtoje aikštėje pasigirdo garsus gausmas. Avery įsistvėrė į vairą taip, kad net krumpliai pabalo, lyg važiuotų pliaupiant liūčiai. Ji uždarė langelį ir kitapus furgono nutilo garsai. Prodiuserių šaukiami nurodymai, inžinierių patarimai krano mašinistui, hidraulikos skambesys ir 300 žiūrovų pigiose vietose sudarančių studijos auditoriją murmėjimas. Dabar Avery girdėjo vien karštligišką savo kvėpavimą, nebeužuodė net chloro dvoko. Galop kilimas baigėsi, tada furgoną vėl supurtė, platformos galui pradėjus kilti ir palenkus jo nosį žemyn vandens link. Daugybė apie triuką konsultuojančių inžinierių jau buvo nusprendę, kad 38 laipsnių kampas geriausiai tinka pavaizduoti nuo kelio nuslystančiai ir į vandens telkinį panyrančiai mašinai.
Eiveriai atrodė, kad jis statmenai kybo nuo olos. Saugos diržas veržė ją į krūtinę, sunkio jėgai traukiant ją į priekį. Ji ištiesusi kojas įsirėmė į furgono grindis, kad išsilaikytų ant vairuotojo sėdynės. Furgonui palinkus į priekį, pro priekinį stiklą pasirodė visas 8 takelių olimpinio dydžio baseinas. Vandens paviršiuje atsispindėjo prožektoriai išstatyti aplink šį dengtą baseiną. Raudoni takelius žymintis plūdurai siūbavo banguotais vaizdais, paryškintais po vandeniu įrengto apšvietimo. Eiverė pamatė gelbėti pasirengusius narus, besisukiojančius palei dugną. Burbulai iš jų deguonies balionų raibuliavo jiems belaukiant, kol Eiverė nusileis 3 metrus po vandeniu. Planuojant triuką, jie įsivaizdavo, kad jų buvimas nuramins jai nervus, kad furgonui grimstant į dugną ją guos žinojimas, jog pagalba vos už kelių žingsnių, taigi jei tai reikės parodyti ženklą, nutraukiam, narai bemat ištrauks ją iš mašinos. Jie apsiramins ir įgis pasitikėjimo savimi. Bet dabar, jei kabant virš baseino, o nuo jos kūno svorio įsitempus saugos diržui, ji nejuto nei tokios ramybės, nei pasitikėjimo savimi. Kas nors bloga gali įvykti. Kas, jeigu jai nepavyks sėkmingai atlikti veiksmų, kurių ją mokė išlikimo ekspertai? Kas, jeigu jos smegenys sustings ir ji tiesiog neprisimins, ką daryti? Kas, jeigu saugos diržas užsirakins dėl smūgio į vandenį jėgos? Kas, jeigu priekinis stiklas nesuduš kaip numatyta? Kas, jeigu narai nepamatys jos ženklo? Kas, jeigu... Jos mintis taiga nutraukė kryčio pojūtis. Buvo atlaisvinti diržai laikantys furgoną vietoje. Dabar ji laisvai krito. Jai pasirodė, kad praėjo kur kas daugiau negu 3 sekundės, kurių reikėjo, kad nusiristų nuo platformos krašto ir nukristų 3 metrus prieš trenkdamas į vandenį. Per tas sustojusias sekundės Eiverė pastebėjo televizijos kamerą kitapus baseino, vieną iš 8, išdėstytų per visą vandens centrą. Dar 4 buvo įrengtos furgone. Raudonos jų indikatorių lemputės staiga suspindo, lyg paslapčia stebėtų lytinį aktą. Prieš pat smūgį Eiverė pastebėjo kino teatro dydžio ekraną. Jis rodys sulaikiusiems kvapą žiūrovams, sėdintiems ant suolų aplink baseiną, kaip jai sekasi. O tada trenksmas. Smūgis buvo sukrečiantis. Galvai trūktelint į priekį saugos diržas rėžėsi į krūtinkaulį. Furgonas perskrodė vandenį, paskui, tartum prie užpakalinio buferio būtų pririšta guma, vėl iškilo, nes natūralus automobilyje likusio oro plūdrumas kėlė jį į paviršių. Furgonas siūbavo į šalis, šokinėjo, kol motina gamta rado svorio centrą, o paskui ėmė pamažu traukti jį po vandeniu varikliu į priekį. Vanduo ėmė plūsti į vidų pro nematomas spragas. Eiveriai sunkiai sekėsi suvaldyti sulig kiekvieną akimirką augančią paniką, nors ši buvo naudinga. Ji rodė ją suvokiant, kas vyksta ir nepatiriant neveiksnumo, simptomo, kurį apibūdino išlikimo žinovai, konsultuodami apie šį bandymą. Dar vadinamas lūkesčių sutrikdymu, jis bylojo apie sąmonės reakciją traumuojančioje situacijoje. Smegenys mėgina susijęti dabartinę situaciją su žinomu praeities potyriu. Kai kaktinė smegenų skiltis suka pasikartojančius ratus, veltui bandydama rasti panašią situaciją, kurią galėtų pasiremti, kūnas sustingęs laukia smegenų nurodymų. Tai mokslas, kuriuo pagrįstas priežodžiu tapęs priekinių žibintų apakinto elnio reiškinys. Eiveriai pasisekė, nes ji pati visiškai nesutriko. Jos smegenų neuronai bemat prisiminė ankstesnį potyrį, kai ji pasijuto besipriešinanti ją paskandinti besistengiančiam nepermaldaujamam vandeniui. Ji prisiminė tą dieną, kai jos burinė valtis skendo Manhatano pakrantėje ir ji tik per plauką liko gyva. Prisimindama tą dieną ji negalėjo negalvoti apie brolį. Dabar šios mintys apie Kristoferį grąžino ją į dabartinę padėtį. Furgonas grimzdo, vanduo greitai pildė jo vidų. Jis svarstė, ar neperbraukus ranką savo priešais gerklę ir neužbaigus šios beprotystės, bet tada prisiminė Kelę Rosenstein, motiną, kuri neturėjo galimybės pasiduoti, kai automobilis su 4 jos vaikais nugrimzdo į velnio vartų tvenkinio dugną. Stebuklas, kad Kelė išliko tokia susikaupusi, kad įsigelbėjo pati, ką jau kalbėti apie vaikus.
Dar nuostabiau, kad už savo išsigelbėjimą ji dėkojo matytai Amerikos įvykių laidai. Jei tai, ką Avery per pastarąją savaitę sužinojo iš išlikimo žinovų, būtų galima dabar panaudoti siekiant parodyti visiems kitiems, kaip išsigelbėti, tai bent jau verta stengtis, kiek tik įmanoma.